Sveiki! Dažniausiai į pasaulio istoriją esame pratę žiūrėti kaip į žmonių kūrinį. Žinome apie įvairius karalius, diktatorius, mokslininkus, išradėjus ir taip toliau. Tačiau kai kuriuos itin svarbius istorijos posūkius nulėmė ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. Kartais sąmoningai išmokyti ir panaudoti, kartais atsitiktinai. Tačiau istorijos puslapiuose galima rasti ne vieną ar ne du gyvūnus, kurių vaidmuo buvo toks didelis, kad be jų šiandieninis pasaulis veikiausiai atrodytų visiškai kitaip. Būtent apie tokius gyvūnus, kurie pakeitė pasaulio istoriją, ir bus šiandieninė laida. Nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti šio video su kitais. Pašto karvelis Šerami. Pirmojo pasaulinio karo metu, kaip ir buvo galima tikėtis tokioje įtemptoje situacijoje, neretai telefonų linijos buvo nutraukiamos, radijo ryšys nepatikimas, o bet koks kareivių judėjimas atviroje vietoje, siekiant pranešti žinią, dažnai baigdavosi mirtimi. Vyraujant tokioms sąlygoms nereikia stebėtis, kad dar nebuvo išnykęs legendinis susisiekimo būdas – pašto karveliai. 1918 m. spalį Prancūzijoje, Argono miškuose, buvo apsuptas vadinamasis prarastasis batalionas, daugiau nei 500 JAV karių. Jie atsidūrė spąstuose, be maisto, be amunicijos ir vienintelis amerikiečių dalinys, kuriam pavyko apskritai prasiveržti į tą vietą ir užimti gynybinės pozicijas. Visi kiti ryšio būdai buvo neįmanomi, todėl liko tik vienas pasirinkimas, kaip pranešti naujienas ir paprašyti pastiprinimo – pasiųsti pašto karvelį. Iš tikrųjų, vykstant priešų susidūrimui buvo pasiųsti net keli karveliai, o per tą laiką amerikiečių karių skaičius vis mažėjo. Nors pirmieji karveliai pasiekė reikiamas rankas, batalionui tai nepadėjo, nes sviediniai ėmė kristi ne tik į priešą, bet ir į pačius amerikiečius. Tad buvo pasiųstas paskutinis karvelis, reikalaujantis nebešaudyti į savus. Tai buvo patyręs pašto karvelis Šerami, arba lietuviškai brangus draugas. Tačiau paleistas, jis neskubėjo skristi su žinute ir tiesiog pritūpė ant medžio šakos. Apšaudomi kareiviai atsistojo, ėmė šūkauti, mojuoti šalmais, net mėtyti akmenis į paukštį, kad tik šis pagaliau išskristų, nes jis tiesioginė ta žodžio prasme buvo paskutinė jų viltis. Daugiau karvelių jie nebeturėjo, kitų būdų susisiekti irgi nebuvo. Kai pagaliau paukštis nuskrido, vokiečiai sugebėjo jį pašauti ir karvelis krito ant žemės. Tačiau vietoj to, kad istorija čia ir baigtųsi, įvyko įdomus dalykas. Net ir būdamas sužeistas, karvelis vėl pakilo į orą. Pasakojimai skiriasi, todėl iki galo neaišku, kokie buvo jo sužeidimai. Vieni sakė, kad kulka buvo perverusi jo krūtinę, kiti tikino, kad jis taip pat buvo netekęs vienos akies, o viena koja irgi buvo visiškai nutraukta arba sutraiškyta. Per maždaug 25 minutės, net ir tokiame stovyje nuskrisdamas maždaug 40 km iki štabo, jis visas kruvinas vis tiek sėkmingai pristatė žinutę, tai padėdamas nutraukti apšaudymą. Dėl to buvo išgelbėta 194 karių gyvybės. Šerami buvo apdovanotas Prancūzijos Croix de Coeur medaliu. Jo iškamša iki šiol eksponuojama JAV nacionalinėme Amerikos istorijos muziejuje. Beje, pirmojo pasaulinio karo metu kariaujančios valstybės panaudojo apie 6–8 milijonus arklių, mažiausiai 50 000 šunų ir per 100 000 pašto karvelių. Daugybė jų žuvo. Jų vardai dažniausiai liko neįrašyti jokiose istorijos vadovėliuose, tačiau be jų karo eiga galėjo būti visiškai kitokia. Klonuota avelė Dolly. 1996 m. Liepą Škotijoje gimė avelė, kuriai vėliau duotas Dolly vardas. Iš pirmo žvilgsnio tai buvo visiškai paprastas gyvūnas, tačiau jos egzistavimas sugriovė vieną iš fundamentaliausių biologijos dogmų. Iki tol buvo tikima, kad suaugusio organizmo ląstelė nebegali grįžti atgal, kad jos genetinė informacija nebegali būti panaudota naujo organizmo sukūrimui. Dolly įrodė priešingai. Ji buvo pirmasis žinduolio klonas, sėkmingai klonuotas iš suaugusios avies ląstelių, naudojant somatinės ląstelės branduolio perkelimo metodą. Šis eksperimentas iš karto sukėlė pasaulinį šoką. Vieni jį laikė mokslo triumfu, kiti etinę katastrofą. Prasidėjo diskusijos ne tik apie gyvūnų, bet ir apie žmonių klonavimą ir genetinį nemirtingumą. Dėl Dolly taip pat buvo sugriežtinti bioetikos įstatymai, sukurti nauji reguliavimo mechanizmai, o kai kuriuose šalyse net uždraustos tam tikros klonavimo tyrimų kryptis. Tiesa, Dolly nugaišo palyginti jauna, sulaukusi 6 metų ir sirgdama progresuojančia plaučių liga ir artritu.
Kai kurie mokslininkai mane, kad jos trumpesnis gyvenimo laikas ir ligos buvo susijęs su klonavimu, tačiau kiti tvirtino, kad ne. Bet kad ir kaip ten bebūtų, faktas lieka faktu. Be Dolly šiandien neturėtume daugelio kamieninių ląstelių tyrimų, genetinės medicinos pasiekimų ir net kai kurių vėžio gydymo metodų. Beje, jeigu norite plačiau išgirsti apie gyvūnų ir net žmonių klonavimą, tą galite padaryti peržiūrėdami jau anksčiau skelbtą mano laidą apie klonavimą. Kosmonautė Laika. 1957 m. lapkritį Sovietų sąjunga į orbitą paleido erdvėlaivį Sputnik 2. Jame sėdėjo ne žmogus, o benamė kalytė pagauta Maskvos gatvėse – Laika. Ji tapo pirmuoju gyvūnu apskriejusiu Žemės orbitą. Benamis šuo buvo pasirinktas tikint, kad toks gyvūnas jau išmoko ištverti didelį šaltį ir alkį, todėl turėtų geriau išlaikyti eksperimentinės kelionės sunkumus. Tačiau iš tikrųjų jos gyvybė nutrūko gan greitai. Ilgą laiką oficialiai sovietai teigia, kad Laika dar gyveno 6 dienas ir po to buvo humaniškai užmigdyta prieš išeikvojant visą deguonį, arba kad nugaišo pasibaigus deguoniui. Tik 2002 metais buvo pripažinta tiesa. Laika nugaišo per kelias valandas nuo erdvėlaivio paleidimo dėl patirto perkaitimo ir streso, kurį sukėlė techniniai gedimai. Iš tikrųjų apskritai niekas nesitikėjo, kad Laika išgyvens ir sėkmingai grįš atgal, nes dar net nebuvo sukurta technologija, kuri būtų padėjusi jai grįžti atgal į Žemės atmosferą. Nors tai ir buvo žiauri tiesa ir Laika anaiptol nebuvo vienintelis žiaurius pasiruošimus skrydžiui kentęs ir kosmoso bandymuose žuvęs gyvūnas, inžinieriai skrydžių su gyvūnais laikė būtinais eksperimentais, kurie vėliau padėjo pereiti prie kosminių skrydžių su žmonėmis. Konkrečiai Laikos reikšmė istorijai buvo milžiniška, nes jį įrodė, kad gyvas organizmas gali išgyventi startą, susilpnėjusią gravitaciją ir buvimą orbitoje. Bet tokių eksperimentų vargu ar būtų buvę įmanoma taip greitai pasiųsti žmogų į kosmosą. Dabar Rusijoje galima rasti net kelis skirtingus paminklus vaizduojančius Laiką. Taip pat buvo gaminami pašto ženklai, vokai ir net firminės cigaretės ir degtukai su Laikos atvaizdu. Ispanų grupė Mekano 1988 išleido dainą Laiką, taip pagerbiant šuns skrydį. Taip pat Karlas Šrėderis parašė pesimistinę mokslinės fantastikos apysaką Laikos vaiduoklis, o Nikas Abadzis sukūrė grafinę novelę Laika. Tuo tarpu norvegų dainininkė Emi išleido dainą pavadinimu Laika Patį, su kuria dalyvavo 2025 m. Eurovizijoje. Sibiro haskis Balto. 1925 m. žiemą Aliaskos mieste Nome kilo difterijos protrūkis, tačiau vienintelis serumas galintis išgelbėti žmones buvo už daugiau nei 1000 kilometrų. Oro sąlygos buvo tokios blogos, kad niekas negalėjo pasiekti miesto, net ir lėktuvai. Likęs vienintelis būdas – šunų kinkiniai. Buvo suorganizuota estafetė, vėliau pavadinta didžiuoju gailestingumo bėgimu. 10 kinkinių perdavė serumą iš rankų į rankas per pūgas ir stingdantį šaltį. Paskutinę pavojingiausią atkarpą vedė Sibiro haskis Balto ir pagaliau sulaukus serumo buvo sėkmingai sustabdytas difterijos protrūkis, o šimtai vaikų išgelbėti. Balto tapo nacionaliniu didvyriu, jo statula iki šiol stovi Niujorko centrinėme parke. Apie Balto taip pat buvo sukurtas filmas, o jam nugaišus jis iki šiol tebeeksponuojamas Klivlando gamtos istorijos muziejuje. Tiesa, istorikai vėliau atkreipė dėmesį, kad didelę darbo dalį atliko ir kitas šuo – Togo, kuris įveikė ilgesnę ir išties sunkią maršruto dalį. Nors papasakojau apie kelis atvejus, kai gyvūnai teigiamai prisidėjo prie pasaulio istorijos, visgi būta ir tokių atvejų, kai žmonių elgesys su gyvūnais sukėlė neigiamas pasekmes, milijonai mirčių, sugriuvusios ekosistemos ir politiniai sprendimai, kuriuo aidai girdimi iki šiol. Žvirblių naikinimas prisidėjęs prie didžiojo Kinijos bado. 1958-aisiais Kinijoje prasidėjo vadinamoji 4 blogybių kompanija, kurios metu buvo siekta pagerinti šalies sanitariją ir ekonomiką. Vieni iš 4 kenkėjų buvo žvirbliai. Mao Dzedungas paskelbė, kad žvirbliai vagia grūdus ir yra tiesioginė žemės ūkio problemų priežastis, todėl buvo įsakyta juos išnaikinti. Tai nebuvo tik pavienė iniciatyva vykdyta mažoje teritorijoje. Tam, kad būtų išnaikinti žvirbliai, buvo mobilizuota visa šalis. Žmonės naikino lizdus, daužė kiaušinius, mušė paukščius lazdomis, mušė puodus ir būgnus, kad žvirbliai bijotų nusileisti ir tiesiog nugaištų nuo išsekimo ir panašiai.
Toks masinis žvirblių naikinimas iš pradžių atrodė sėkmingas, nes žvirblių populiacija tikrai smarkiai sumažėjo. Tačiau netrukus paaiškėjo esminė klaida, apie kurią nebuvo pagalvota. Žvirbliai lesdavo ne tik grūdus, bet ir milžiniškus kiekius vabzdžių, ypač skėrių. Tad be natūralių priešų vabzdžių populiacija tiesiog sprogte sprogo. Nors vėliau žvirbliai buvo išbraukti iš 4 blogybių sąrašo ir nustota juos naikinti, jau buvo per vėlu. Kiniją užklupo didysis badas. Žinoma, negalima sakyti, kad dėl šio bado buvo kaltas tik žvirblių naikinimas, tačiau sunaikinta įprasta ekosistema buvo viena iš kelių pagrindinių priežasčių. Istorikai šiandien sutarė, kad nuo bado ir su juo susijusių pasekmių mirė nuo 15 iki 45 milijonų žmonių. Skaičiai skiriasi, nes dalis dokumentų dėja buvo klastojami arba slepiami. Juodoji mirtis, kurią sukėlė blusos ir žiurkės. 14 amžiuje Europa susidūrė su viena didžiausių tragedijų žmonijos istorijoje – juodąja mirtimi. Per maro ligos protrūkį, kuris truko 4 metus, mirė iki 50 milijonų žmonių. Kai kuriuose vietovėse išmirė iki pusės visų gyventojų. Viduramžiai žmonės nežinojo, kas sukelia itin mirtiną ligą. Buvo kaltinami blogi orai, dievo rūstybė, planetų išsidėstymas, net ištisos bendruomenės, įskaitant žydus, musulmonus, elgetas ar tiesiog svetimšalius. Tik vėliau mokslas nustatė tikrąjį kaltininką – bakteriją Yersinia pestis, kurią platino blusos, gyvenusios ant žiurkių. Žiurkės klestėjo perpildytose, nehigieniškose miestuose ir laivuose. Kai žiurkės nudvėsdavo nuo infekcijos, blusos ieškodavo naujų šeimininkų ir pasirinkdavo net ir žmonės. Taip liga plito žaibišku greičiu, nusinešdama vis daugiau ir daugiau žmonių gyvybių. Juodoji mirtis ne tik išžudė milijonus, ji iš esmės pakeitė Europos visuomenę. Staigus darbo jėgos trūkumas susilpnino feodalizmą, valstiečiai pradėjo reikalauti didesnių teisių, kilo socialiniai neramumai. Kai kurie istorikai teigia, kad be šios pandemijos renesansas būtų atėjęs daug vėliau, o gal ir išvis nebūtų atėjęs. Kiaulė, kuri vos nepradėjo karo tarp JAV ir Didžiosios Britanijos. 1859-aisiais įvyko vienas keisčiausių konfliktų pasaulio istorijoje, vadinamasis Kiaulių karas. San Juano sala tuo metu buvo JAV ir Didžiosios Britanijos nesutarimų įkarštyje, mat šalys niekaip nesutarė, kur konkrečiai brėžti sieną saloje, kuri turėjo būti padalinta tiek Amerikai, tiek Didžiajai Britanijai. Birželį šis konfliktas pasiekė kulminaciją, kai amerikiečių naujakurys pastebėjo jo daržą niokojančią kaimyno britų kiaulę ir nusprendė ją tiesiog nušauti. Įprastu atveju tai tikriausiai būtų buvęs tik paprastas kaimynų ginčas, tačiau tuo metu nušauta kiaulė tapo pretekstu dar labiau eskaluoti JAV ir Didžiosios Britanijos nesutarimus. Kiaulės netekęs britas reikalavo kompensacijos, bet kiaulę nušovęs amerikietis nesutiko mokėti, teigdamas, kad kiaulė be leidimo gadino jo pasėlius. Gan greitai ginčas peržengė asmeninį lygį, nes britų atstovai ėmė sakyti, kad amerikiečiai apskritai neturi teisės į žemę, o amerikiečiai priešingai kartojo, kad sala priklauso jiems. Šis incidentas netgi pasiekė JAV ir Didžiosios Britanijos valdžią. Britai mobilizavo karo laivus prie San Juano salos pakrantės, o amerikiečiai atsiuntė kariuomenės būrį. Tuo metu tvyrojo reali grėsmė, kad prasidės karas tarp dviejų didžiųjų valstybių. Visa laimė, kad galiausiai diplomatams visgi pavyko suvaldyti situaciją ir tikras karas neįvyko. Tad vienintelė kiaulių karo auka buvo ta pati vienintelė kiaulė. Arklys, kuris atskleidė žmonių saviapgaulę. Istorijoje būta momentų, kai gyvūnai ne tik paveikė politinius ar karinius sprendimus, bet ir pakeitė psichologiją ar vaistų pramonę. 20 amžiaus pradžioje Vokietijoje išgarsėjo arklys vardu Protingasis Hansas. Jis regis mokėjo skaičiuoti, atpažinti muzikinius intervalus, net atsakyti į klausimus apie datas ir žmones. Jo pasirodymus stebėjusios minios buvo sužavėtos ir apstulbusios. Net ir kai kurie mokslininkai įtikėjo, kad tai akivaizdus gyvūnų intelekto proveržis. Mat jo šeimininkas, mokytojas Wilhelmas von Ostenas 4 metus jį mokė matematikos ir kitų dalykų, galiausiai parodydamas realius rezultatus. Žirgas atsakydavo į trenerio klausimus, pastuksendamas kanopą į žemę. Galiausiai Vokietijos švietimo taryba net 1,5 metų bandė išsiaiškinti, ar protingasis Hansas tikrai moka skaičiuoti. Jie net atskyrė žirgą nuo šeimininko.
Tačiau šis vis tiek pateikdavo teisingus atsakymus beveik taip pat dažnai, kaip ir su savo treneriu, todėl komisija galiausiai padarė išvadą, kad jokios gudrybės nebuvo. Tačiau kai komisija įtraukė psichologą ir biologą Oskarą Pfungstą, jis sugebėjo atlikti kur kas kruopštesnį tyrimą ir išsiaiškino tiesą. Protingasis Hansas iš tikrųjų neskaičiavo ir nesuprato vokiečių kalbos. Kai klausimus užduodavo atsakymų juos nežinantys žmonės, žirgas taip pat nežinodavo atsakymo. Tas pats nutikdavo ir tais atvejais, kai žirgas negalėjo matyti klausančiojo ir kitų žiūrovų. Paprasčiau tariant, buvo išsiaiškinta, kad protingasis Hansas tiesiog reagavo į labai subtilius žmonių kūno signalus, veido išraiškas, laikyseną, kvėpavimo pokyčius ir tiesiog sustodavo teisingu momentu. O toks atradimas tapo vienu svarbiausių psichologijos istorijos momentų. Protingojo Hanso efektas tapo terminu apibūdinančiu situaciją, kai tyrėjas nesąmoningai perduoda atsakymus tiriamajam. Dėl šio atvejo buvo įvesti dvigubi akli tyrimai, be kurių šiandien jau nebeįsivaizduojamas mokslas. Paradoksalu, bet arklys, kuris iš tikrųjų nemokėjo skaičiuoti, pakeitė mokslą labiau nei daugelis tikrai protingų žmonių. Vilkas, kuris privertė labiau ginti gamtą. XIX amžiaus pabaigoje Naujojoje Meksikoje klajojo vilkas vardu Lobo. Jis buvo nepaprastai protingas, vengė spąstų ir ilgą laiką su savo gauja terorizavo galvijų augintojus, nes tiesiog dėl maisto trūkumo buvo priverstas įsisukti į gyvenvietę. Galiausiai tam, kad vilkų gaujos vadas būtų sumedžiotas, buvo pasamdytas garsus medžiotojas Ernestas Thompsonas Setonas. Setonui iš pradžių pavyko sugauti ne patį Lobo, o jo porą – vilkę Bianką. Lobo buvo netoliese ir matė, kaip Setonas užmuša vilkę. Po to net 2 dienas Lobo vis staugė ir staugė. Kaip rašė pats Setonas, tai skambėjo kaip itin skausmingas, sielvarto perpildytas kauksmas. Vėliau Lobo sekė Blankos kvapą iki pat Setono namų ir pirmą sykį drąsiai ėjo artyn, nors iki tol niekada nesirodė. Bet kai visos 4 kojos pateko į 4 skirtingus spąstus, o Setonas ėjo artyn jo, Lobo tiesiog stovėjo ir toliau staugė. Setonas su pagalbininkais galiausiai jį surišo. Vilkas nieko negėrė ir neėdė, tik žiūrėjo į tolį, o po 4 valandų nugaišo. Kaip aiškino pats Setonas, Lobo esą nugaišo ne nuo žaizdų, o nuo sudaužyto širdies. Šis įvykis taip sukrėtė medžiotoją, kad Setonas atsisakė masinės vilkų medžioklės. Be to, manoma, kad Lobo istorija padėjo svarbius pamatus ankstyvajai gamtosaugai. Taip pat pagal Lobo istoriją buvo sukurtas filmas Lobo legenda, o BBC yra sukūrusi dokumentinį filmą. Arklys, dėl kurio pradėta vaistų kontrolė. 20 amžiaus pradžioje Jungtinėse valstijose buvo plačiai naudojamas difterijos serumas, gaminamas iš arklių. Tačiau vienas iš jų, seniau pieną vežiodavęs arklys Džimas, tapo tragiškų medicinos istorijos veikėjų. 1901 metais Džimas rodė stabligės požymius, todėl buvo užmigdytas. Tačiau nepaisant to, jog sirgo, vis tiek buvo panaudotas difterijos antitoksino serumo gamyboje. Serumas nebuvo papildomai ištirtas prieš jį naudojant, o tokio neatsakingumo rezultatas – nuo stabligės mirė 13 vaikų. Šis įvykis sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Po jo ir užterštos raupų vakcinos Naujajame Džersyje pagaliau buvo priimtas biologinių preparatų kontrolės įstatymas, pagal kurį buvo įsteigtas biologinių preparatų vertinimo ir tyrimų centras. Be to imta reikalauti biologinių preparatų reguliavimo ir dar po kelių metų įkurta JAV maisto ir vaistų administracija. Tai reiškia, kad moderni vaistų, vakcinų ir biologinių preparatų kontrolės sistema iš dalies gimė dėl vieno arklio. Tuo ir baigiu šios dienos laidą. Jeigu ji jūs sudomino, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti video su kitais. O jeigu turite pageidavimų ar pasiūlymų laidoms, juos irgi galite palikti komentaruose. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.